Tai labas tau, ačiū, kad tu užsukai į mano kanalą. Būsiu dėkinga tau už laikus, komentarus ir už bet kokį pozityvų arba, nežinau, jeigu nepatiko be abejo ir negatyvų feedbacką, už bet kokį feedbacką. Tai, žodžiu, padarysiu tokį labai trumpą būrimą, ko tu nematai aplinkui save. O tu, va, matai, aš esu jau susidėjusi kortas ir man iškrito King of Cups, Two of Cups, Six of Cups, The Emperor. Tai dažniausiai, tai daugiausia kortų yra iškritusių taurių. Tai čia būtų, šiaip mano būrimuose King of Cups dažniausiai būna toksai vyras, kuris labai romantiškas, jisai yra vandens ženklo, tai čia būtų žuvis, vėžys ir skorpionas. Labai skirtingai įvairiuose šaltiniuose aš skaitau, kad skorpionas kartais būna prie oro ženklų priskiriamas. Tai aš keliuose netgi būrimuose esu dariusi kaip prie oro ženklo skorpiono, tai man visgi yra labai įdomiai čionais su tuo skorpionu. Tai va, tai bet ne tame esmė yra tame, kad sakau, įvairiuose šaltiniuose skaitau, kad kartais būna skorpionas prie vandens ženklo priskiriamas, o kartais vandenis. Tai vat labai įdomiai. Žodžiu, bet šiuo atveju, tarkim, tai būtų skorpionas, ar ne? Tai man iškrito taip, kad tu nematai mylinčio vyro, kuris būtų iš praeities. Nežinau, ar tai yra tavo vyras, ar tai būtų vyras kažkoks, su kuriuo tu buvai santykiuose, ar jūs tiesiog tu nenori su juo būti, nežinau, dėl kažkokių priežasčių. Šito būrimo aš nedarau, bet tu esi tokia vat krentanti man, jeigu tu pasižiūrėsi šalto proto moteris, kuri yra lygiai taip pat eina į praeitį šitam vyrui ir kuri mąsto ir kuri galbūt yra įsižeidusi dėl kažkokios situacijos. Tai vat tokia situacija irgi gali būti. Tai man rodo, kad šitas vyras yra pasiruošęs viską padaryti ir jisai tikrai kovoja dėl santykių. Ir jisai tikrai yra pasiruošęs kovoti ir toliau. Tikriausiai tu tą vyrą žinai. Ir jisai norėtų būti tavo imperatoriu, tavo gyvenimo valdovu, tavo vyru. Jisai norėtų grįžti į tavo gyvenimą ir padaryti tavo gyvenimą tokį stabilesnį. Tai va toks. Tai va tokių dalykų tu nematai aplink save, o šiaip ačiū tau, linkiu tau pačio geriausio išsipildymo. Ir linkiu tau, jeigu tai nėra ir tu nematai šito žmogaus kartu su savimi šiame gyvenimo etape, aš tau linkiu, kad tu sutiktum žmogų, su kuriuo tu norėsi būti. Tai va, iki sėkmės tau. Gražaus pavasario, mėgaukis oru.